Прорыв в космос удивил и продолжает удивлять нас. Хоть отчасти он стал уже обыденностью. Но когда целые неграмотные народы всего за несколько десятилетий вырвались к высотам культуры, разве это не сравнимо с нашими космическими победами? И нам не надо забывать о том, с чего мы начинали. Sako turinti muštingą sielą, bet pavaldų kūnas iš patirties. Sakau, kad taip nebūna, traukia cigaretės dūmus ir plaučiasi usarų, kiek sveikiai tai lyg gyvenimas. Ištisos apgaulės, visi mes robotai ir blet nereikia įrodymų, nes kasdienybė juoda. Mum pati įrodo, tai kostiumus pigus neatrodo, optinė iliuzija, gyvenimo difuzija, nes žmonės kaip molekulės čia juda, traukia būdą iš interneto juodo gelmių. Ar tau neatsibodo, ar negeriau savim to būtų? Ir iš tiesų visi vienodi, bet skiriamės, tuo tarpu aš atsiversiu, su sąlyga, kad atsiversiu, tu turėk kantrybės, nes daugelis šiandieną jos neturi, ateitį per klaidą su šia diena pridūrė, turi deimantinę sielą, bet su pelijusiame kūne trenk ir bėk, juk aš ne pirmas tai sukūriau. Ar tu pats supranti, kad žmonės žado nebeturi dovaną kalbos? Man atidžiai kažkas išbūrė, jau sakiau, kad niekas nebeturi žado. Pabodo kasdienybė ir tik sėdėt ant vieno takto. Ar tu pats supranti, kad žmonės žado nebeturi dovaną kalbos? Man atidžiai kažkas išbūrė, jau sakiau, kad niekas nebeturi žado. Pabodo kasdienybė ir tik sėdėt ant vieno takto. Įtraukiu orą, išpučiu dūmus, atvira skrinė Pandoros, migdavos tik tai pabudus, nutrūkusi grandinė ir tikrai juk ne rutinos. Į šiandieną mintis trūksta, traukiu ne iš knygos, ieškome mirties, nors nežinomybė baugina. Nusimk kepurę, sakyk savo kainą bjaurybę, ir kur mano vieta, klausia eilinis praeivis. Ieškok mirties, jei nerandi savo vietos, vienetai tik trauki šiandieną iš kišenės vienetus ir eina tik tai ten, kur vienetai po vieną mėtus. Myluoja telikai skirtingai savo tiesą sako, iš kur žinai pats, kad nieks tikros tiesos nemato. Traukia vėl ir vėl ne pirmą kartą tranko raktą, lyg spinoj pasukus sukasi sistema krato. Matome akim ne savo atspindį, pamačius veidrodį paleido plienų iškaltas ne vienas. Кажется, нет удивительнее ощущений всей просторности нашей страны, нежели полет Клима, скажем, от Москвы до Тихого океана. Для пилота, командира воздушного корабля Ил-62 Константина Николаевича Чуракова такие полусказочные полеты. Вот все.